Žmogus gauna palūkanas. Turi terminuotą indėlį ir gauna palūkanas. Žinoma, bankas išmokėdamas palūkanas tą sumą gautų palūkanų įkelia į deklaraciją. Ir dabar žmogus kaip ir sunerimęs, ką dabar daryti, nes palūkanų galima gauti tik 500 eurų. Tai ne, palūkanų galima gauti labai daug. Bet 500 eurų yra ta suma, kuri neapmokestinama gyventojų pajamų mokesčių. Ir aišku, jeigu šiuo atveju žmogus yra pensinio amžiaus, gauna pensiją ir čia tos palūkanos metinės netaip reikšmingai pakėlė žmogaus metinės pajamas, bet susimokėti už papildomas pajamas visgi prievolė yra. Ką tokiu atveju daryti? Jeigu yra sutuoktinis arba sutuoktinė, palūkanas galima pasidalinti per pusę, jeigu nėra vedybinės sutarties. Jeigu tos palūkanos gautos 64-67 pajamų rūšies kodais, tikėtina, kad čia taip ir yra, tai abu sutuoktiniai susėda, deklaruoja pajamas ir palūkanų bendrą gautą sumą pasidalina per pusę. Ir šiuo atveju, kadangi palūkanų bendra gauta suma 600 eurų, pasidalinę po 300, išsaugotų nuo gyventojų pajamų mokesčio 100 eurų, kas yra apie 15 eurų. Taip, kad kartais nereikia bijoti gauti didesnės pajamas. Žinoma, jeigu nėra tokios galimybės dalintis, tai nėra, bet jeigu yra tokia galimybė, tai pasidalinti dviese, tas gautas palūkanas ir žiūrėkit, pasaulis nušvis žymiai gražesnėm spalvom. Taigi protingų sprendimų.